visi užsukę į mano kanalą. Šiandieną noriu Jūs pakviesti pasidaryti kartu su manimi mano kasdienį mėgstamą dieninį makiažą. Ir aš esu savo įprastinėje makiažo darymosi vietoje, čia sėdžiu kiekvieną rytą, padariu kavos ir darausi tai, kas man itin kelia didelį džiaugsmą. Ir tiesiog norėjau pasidalinti produktais, kuriuos aš atradusi esu, kurie man labai patinka kasdieniam makiažą, galbūt technikas, kurias aš naudoju kasdieniam makiažui ir taip, kaip man atrodo kasdienis makiažas turėtų atrodyti. Tai, žodžiu, gero žiūrėjimo ir pradėkime. Taigi, makiažą pradėsiu su Yves Saint Laurent Touche Eclat Blur primeriu, tai yra makiažo baze. Ir šiaip primer arba makiažo bazės aš kasdien nenaudoju ir tuo labiau tos, kuri daro veidą matinį, nes mano oda šiaip sausoka ir neturi polinkio kažkokio tai riebaluotis labai ir jaučiu, kad tokios makiažo bazės mano odą dar labiau živina, tai jeigu jaučiu, kad reikia, tai naudoju kažką panašaus į tai. Tai šiuo metu mano turima Touche Eclat Blur primerį, vien dėl to, kad jisai kaip tik suteikia tokio sveiko švytėjimo ir padaro odą atrodančią šiek tiek gaivesnę, nes jaučiu, kad po peršilimo mano odai labai norisi kažkokios tai drėgmės ir tokio paskatinimo gerai. Kreminę pudrą aš žiemos metu pastebėjau, kad vis dažniau renkuosi šitą NARS Sheer Glow kreminę pudrą ir mano atspalvis yra Fiji. Kodėl man jinai patinka žiemą? Todėl, kad jos maskavimas yra šiek tiek didesnis negu, tarkim, man įprastų lengvo maskavimo kreminių pudrų. O žiemą, kada oda, pavyzdžiui, bent jau man asmeniškai yra linkusi raudonuoti dėl temperatūrų skirtumo, dėl įvairiausių kondicionierių, arba kai išeini vėjas žvarbus pučia į veidą, tai žodžiu, jį labai linkus yra raudonuoti ir ši kreminė pudra tikrai pakankamai pamaskuoja, bet kas svarbiausia, nepadaro to veido tokio kažkokiu tai tokiu tortiniu ir jį tikrai nesimato kaip dauguma pilno maskavimo kreminių pudrų. Tai ją dengiu dar vienu iš savo favoritų, tai yra Real Technique kempinėlė makiažo, bet nežinau iš tikrųjų, kaip jinai vadinasi. Kempinėlė makiažo, žodžiu. Tai ji yra labai geras daiktas. Ypač tepant bet kokius kreminius produktus yra fantastiškas daiktas. Tačiau vienintelis dalykas, kas mane šiek tiek erzina, kas šiek tiek mane nuvylė, tai kad ji man jau įplyšo. Nežinau, tikriausiai sunaudojusi, bandysiu įsigyti Beauty Blenderį, nes man asmeniškai atrodo jisai šiek tiek patvaresnis. Tai lauksiu tikriausiai naudosiu tol, kol jisai visiškai nuplyš šitą galūnėlę. Bet tol, kol nenuplyšo, aš ją sėkmingai naudoju ir ji tikrai yra labai gera. Kitas mano kasdienio makiažo žingsnis yra maskavimas ir aš jau ne kartą esu minėjus, man rodos, Instagrame, kad šis concealeris, maskuoklis yra vienas mano mėgstamiausių ir vienas didžiausių atradimų šiais metais. Tai yra Urban Decay Naked Skin Weightless Complete Coverage Concealer. Ir iš tikrųjų pavadinimas idealiai atitinka šitą maskuoklį, todėl kad jis tikrai maskuoja pakankamai ir tikrai maskuoja gerai, pigmentuotai, tačiau pagrindinė esmė tai, kad jis beveik visiškai nesijaučia ant odos. Ir jisai pamaskuoja tiek, kiek reikia, bet tikrai negalėtum pasakyti, kur būna didžiulį, aišku, jeigu paliksime taip, tai tikrai matysit, kad maskuoja. Bet realiai išsklaidžius, tai visiškai nelieka jokio tai kažkokio tai ženklo, jokio tepta produkto. Ir kas man labiausiai patinka, tai kadangi mano paakių zonoje yra mažų raukšlelių ir viskas mėgsta į jas subėgti, tai šitas maskuoklis turi labai puikią savybę, kad jau kai užsitepi, jis kažkaip, nežinau, užsifiksuoja, jeigu galima taip sakyti, ir tikrai kažkaip lengvai įsitvirtina
paakių zonoje ir tikrai nesubėga ir neišiškina dar labiau kažkokį tai raukšlelį. Gerai, ir dabar makiažą užtvirtinsiu kompaktinę pudrą ir tai bus iš Bourjois Healthy Balance kompaktinė pudra ir aš ją naudoju tikrai, tai yra ne pirma mano pakuotė, numeris yra 53 Light Beige ir man ji tikrai labai patinka dėl to, kad ji yra be galo smulkiai padaryta, jeigu galima taip sakyti, ir tikrai visiškai nesimatys ant veido, yra labai švelni, smulki, bet aš kažkaip turiu nuojautą, kad aš jau imu atsigyventi su ja. Yra tiesiog kasdienai, tai galima sakyti, ideali kompaktinė pudra, neturint kažkokių, jinai, aš manau, kad skirta yra turint normalų odos tipą ir šiek tiek ir sausesnę odą. Turint, tarkim, itin riebią odą, jos fiksavimo gali pritrūkti, bet kasdienai norint vos kažką matizuoti arba pataisyti makiažą dienos eigoje, tai jos pilnai užtenka, bet aš jaučiu, kad, atsiprašau, kad vis dar dairausi, kad galbūt norėčiau kažko pabandyti naujo. Aš sakau, jau kelinta pakuotė ir tikrai be galo džiaugiuosi, bet tiesiog kirba viduje, kad jaučiu pribrendau išbandyti kažką naujo. Dabar prie antakių prieisiu ir šiaip visą laiką naudojau savo mylimiausią Anastazijos pomadą antakiam, bet jau kurį laiką turiu kosmetinėje ir vis kažkaip tiek dažnai nenaudoju arba vis prisibijau, kad reikės ilgai žaisti su Anastazijos Brow Wiz pieštuku. Mano spalva yra medium brown ir nežinau, aš stengiuosi prie jo labiau priprasti ir tiesiog vis dažniau jį naudoti. Tai ką aš darau, aš tiesiog pradedu visą laiką nuo šoninio kampučio, nes manau, kad toje vietoje realiai turėtų būti daugiausia spalvos ir šiek tiek dedu produkto ten, kur priekyje, tarkim, matau, kad yra šiek tiek retesni antakiai arba nelygus krašteliai kažkokie. Šis pieštukas, aš manau, idealiai turėtų tikti toms, kurios, tarkim, turi tikrai tamsius vešlius antakius ir tiesiog yra tam tikros vietos, kuriuose norėtųsi kažką pakoreguoti. Ir tiesiog visą laiką užtvirtinu plaukelius, nes mano plaukeliai nors yra reti ir šviesesni, bet jie mėgsta iš tikrųjų dienos eigoje į kurią nors pusę pasižiūrėti, tai tiesiog viską sutvirtinu savo mėgstamiausio antakių žele iš Yves Saint Laurent Couture Brow. Tai, žodžiu, šiek tiek, kadangi produkto gana tepasi nemažai, aš visą laiką galbūt tiesiog nusausinu, kaip ir patį tušą, tarkim, naudojant bet kokį nusausinu į indelį, jeigu tai galima sakyti, ir lengva ranka tiesiog perinu per antakius. Kasdienį makiažą aš labai mėgstu šitą ir tikrai labai rekomenduoju, kas ieško geros kokybės, nori investuoti geros kokybės, universalią, neutralių spalvų kažkokių tai paletę, tai tikrai rekomenduoju šitą Urban Decay Naked Basics paletę. Spalvos jos labai neutralios, nuo pačios šviesiausios iki pačios tamsiausios ir iš jų yra tik pati pirmoji vyno spalva, kuri turi tokio lengvo šiltėjimo šampaninio. O visos kitos yra matinės spalvos, kas man labiausiai ir patinka, nes tinka dienos metui, o esmė tai, kad paskutinės dvi spalvos labai yra pigmentuotos tamsios, todėl bet kokį dieninį makiažą pasiversti vakariniu arba su šita pačia palete dažytis vakariniam makiažui yra labai paprasta, dūminiam ypač, tarkim. Tai žodžiu, aš ją labai mėgstu naudoti ir tiesiog dabar paimsiu tokią šviesesnę, gelsvesnę spalvą, vadinasi Foxy. Ir su tokiu puriu, taip pat Zoivo šepetėliu, Lux Soft Definer 227. Tiesiog padengsiu, turiu dabar du veidrodžius, nebežinau, su kuriuo naudotis. Naudosiu šitą didelį. Tiesiog padengiu lengva ranka visą voką, tiesiog neutralizuoju spalvą kažkaip ir nusausinu voką nuo kreminių produktų.
Taigi šviesesnė, kur sakiau, šiek tiek švitėjimo turinčią spalvą, vadinasi vynus, aš patepsiu šiek tiek po pačiu antakiu, tiesiog tokio lengvo švitėjimo. Ir kadangi jau šiandien nusprendžiau, kad filmuosiu, tai jau tikriausiai vien kaip blakstienų tušu pasidažau, filmuoti neverta, tai šiek tiek pasidažysiu taip, kaip dažausi turėdama daugiau laiko ryte, arba neskubėdama, arba kai yra tiesiog nuotaika kažkaip aiškiau pasidažyti. Ir dabar pasiėmusi spalvą Naked 2 vadinasi, ji tokia yra pilka matinė spalva. Tikriausiai kameroje net nesimato iš viso, kad aš esu pasidažius, tai realybėje esu šiek tiek, sakau, paryškinusi akis, bet nieko įspūdingo ir nieko per daug įmantraus, nes vis dėlto tai yra dieninis makiažas. Ir dabar tiesiog pariesiu blakstienas. O blakstienų tušą naudoju savo patį mėgstamiausią ir jau nežinau kelintą tubelę pirktą. Tai Yves Saint Laurent Baby Doll. Ar ieškosiu kito tušo, aš nežinau. Vien dėl to, kad šiaip savo pažadėjau nebeieškoti ir nebeinvestuoti į tušus, nes aš labai mėgstu jais nusivilti. Tikrai žinau, ko aš noriu ir aš visą laiką nusiviliu, nes gaunu visai kitą rezultatą, tarkim. Tai aš vis sakiau, nebeieškosiu ir viskas. Jeigu baigėsi šitas, perku tą patį ir būnu rami. Bet žodžiu, moteriška ta prigimtis ramiai gyventi labai neleidžia ir labai norisi man kažko kito ieškoti. Vien dėl to, kad o gal aš rasiu dar kažką geriau. Ir ką aš darau, ir ką žmonės pastebi ir ko tiksliau nedarau, dažydamasi, aš beveik niekada nesidažau apatinių blakstienų. Ir priežastis yra todėl, kad ne dėl to, kad aš tingiu arba dėl to, kad man jos atsispaudžia ir ten lieka produkto, bet dėl to, kad pačios mano akys yra tokios labai apvalios, tarkim, ir aš įsivaizduoju, kad dažydama ir apatinės blakstienas kasdieną, aš jas dar labiau užveriu ir dar padarau dar labiau burbulesnes tokias. Tai žodžiu, kada aš darausi vakarinį makiažą, tarkim, kada dedu šešėlį į apačią pilną, tuomet be abejo aš pasidažau ir apatinės ir viršutinės blakstienas, bet dieniniam makiažui aš bandydama neužverti dar labiau savo akies, apatinės linijos beveik neliečiu. Tiesiog mano nuomonė, arba dedu šviesesnį, tarkim, šešėlį ir pirštuko, bet nes mano nuomonė, tokiu būdu aš neuždarau taip savo tos akies. Tai žodžiu, su akimis yra baigta, labai viskas paprasta. Tušas ir dabar tikriausiai grįšiu vėl prie veido ir bronzantą aš jau pripratau ir vis kuo toliau, tuo labiau myliu bronzantą savo iš Yves Saint Laurent, tą kreminę balzaminį bronzantą, jeigu taip galima sakyti. Supratau, kad man jį lengviausia yra tepti su tokiu apvaliu kažkokiu tai šepetėliu, tai yra irgi iš Zoevos Silk Finish vadinasi, man rodos, kad jisai šiaip skirtas kreminiai pudrai, bet, kaip sakau, su kempinėle pradėjau ją kreminę pudrą tepti, tai tokių šepetėlių labai nebenaudoju, tai jisai man dabar labai puikiai pasitarnauja, tepant mano kreminį bronzantą. Ir kuo man labiausiai iš tikro patinka šitas kreminis bronzantas, kad su juo kažkaip tai susižaisti negerai arba tiesiog kažkaip padauginti labai yra sunku, todėl galima tikrai lengva ranka pasikontruoti tą veidą, pašildyti, tiksliau kažkokios spalvos suteikti ir tikrai neatrodyti padauginus produkto arba neatrodyti kaip išėjus po 5 soliariumo seansų. Aš tikriausiai prieš kokius 3-4 metus būčiau labai mėgusi, nes labai mėgau eiti soliariumo, o dabar kovoju su paakių raukšlelėmis, tai žodžiu, kaip sakome, laikas atsimokėti savo visas pažaidimus su oliu. Dabar tiesiog highlighteris, šviesintojas, kas man patinka, kad jis nėra blizgus, jis yra tiesiog suteikiantis švytėjimo. Tai kasdienai jis yra labai šaunus. Labai lengva, kaip sakau, ranka. Viską darau labai lengva ranka, tiesiog labai lėtai, nes tai yra filmavimas, realiai tai tikrai taip ilgai neužtrunku.
Ir paskutinis dalykas tai yra lūpos. Ir lūpų dažymą mėgstu įvairiausiam variacijom. Ir pastaruoju metu visai dažnai pradėjau naudoti šitą variaciją. Tai yra lūpų pieštukas plus pesti šviečiamas lūpų blizgis. Pieštuką aš labai mėgstu, nes aš mėgstu šiaip uoginės visas spalvas ir aš manau, kad mano komplektacijai ir prie akių spalvos tinka įvairiausios uoginės spalvos. Tai mano mylimiausias yra iš Yves Saint Laurent, kuris čia numeris 6. Taip, numeris 6 arba 9. Ne, numeris 6. Tai žodžiu, jis jau eina į pabaigą, mažuliukas mano pieštukėlis, bet aš jį labai mėgstu, nes jis labai geros tokios tekstūros ir jisai labai maloniai tepasi, jokių būdų nėra kietas, bet išsilaiko, kas svarbiausia. Tai žodžiu, aš juo labai per daug nežaisdama pradedu lūpas. Sakau, per daug dieninę makiažą nepersistengiu, man patinka, kai tiesiog lūpos yra ryškesnės, bet nėra kažkaip idealiai išpieštos, išdarytos, nes vis tiek dienos eigoje ir valgai, ir geri, ir žodžiu viskas pasidaro tiesiog natūraliai išsisklaido. O iš lūpų blizgio aš naudoju labai smagų tokį su veidrodėliu netgi, puikiai tinkančių pasidažyti klube. Makeup Store lūpų blizgį, kuris vadinasi Elegance, tai čia tikriausiai spalva vadinasi, taip. Ir jis yra visiškai su tokiu švytėjimu blizgučiu, bet ant lūpų jo nesimato, tokiu perlamutrinį, net sakyčiau, blizgučiu, ant lūpų jo tikrai nesimato ir aš tiesiog lengva ranka, ir tai yra mano mėgstamiausia frazė kažkodėl šiandieną, lengva ranka, perbraukiu, tiesiog suteikiu lūpom kažkokio tokio švytėjimo ir taip mes pasidarome spalvotą lūpų blizgį. Tai dabar pasižiūrėkim, akis, antakiai, viskas. Man rodos, taip aš ir dažausi kiekvieną dieną. Iš tikrųjų atrodo, sakau, lėtai dažausi, tai atrodo tų produktų visai daug ir visai čia ilgai užtrunku, bet taip realybėje nėra. Aš viską darau žymiai greičiau, įsijungusi YouTube, žiūriu video, žodžiu, multitasking. Ir tai toks yra mano kasdienis makiažas, taip aš dažausi, tokius produktus aš mėgstu šiuo metu. Tai ačiū, kad žiūrėjot, geros dienos, o aš lėkiu į darbą. Tai žodžiu, iki susitiksim kitą mano video.